Na, svarbiausias turbūt reikalavimas, kuris netgi nebūna įrašytas į reikalavimų sąrašą, yra noras dirbti tokį darbą. Darbas yra sunkus ir iš tikrųjų turim žmonių, kuriem tas darbas tikrai patinka, jie nenorėtų jo keisti, nors pripažįsta, kad jisai yra labai sunkus. Kartais žmonėms susidaro įspūdis, kad tai yra ragelio kilnojimas. Tikrai ne, nes žmonės paprastai apie gerus dalykus nepraneša. Ir per pamainą susikaupusi patirtis vis dėlto atsiliepia kartais ir asmeninėme gyvenime. Tai svarbiausia, aišku, yra noras, kaip sakyt, gebėjimas būti atspariam stresui, atitikti sveikatos tam tikrus reikalavimus, aišku, mokėti kalbą, bet pagrindinis turbūt yra noras dirbti tokį darbą. Šiandien visi pagalbos skambučiai numeriu 112 ir senaisiais policijos ir ugniagesių gelbėtojų numeriais siunčiami bendrai pagalbos centrą 4 taškuose. Tai yra Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje ir Panevėžyje. Aišku, didžiausią dalį skambučių sulaukia Vilniaus skyrius, Vilniaus padalinys, nes Vilnius yra sostinė, daugiausia gyventojų, nemažai įvykių, konfliktų ir kitų, na, sakykime, verda gyvenimas, todėl atsiranda įvairių situacijų, kurios tampa pavojingomis. Klaipėdos centras aptarnauja 4 apskritis, todėl ten skambučių skaičius gal šiek tiek mažesnis negu Vilniaus padalinyje, tačiau panašus. Na, Panevėžyje skambučių sulaukiama mažiausiai. Sudarydami pamainas atsižvelgiame į tai, kokias kalbas moka operatoriai. Stengiamės, kad kiekvienoje pamainoje būtų natūralu, kad kalbantieji lietuvių kalba, čia privaloma, taip pat lenkų, rusų kalbomis, anglų kalba. Išnaudojame ir tokius vienetinius atvejus, kai žmogus moka, pavyzdžiui, norvegų, italų kalbą. Aš nežinau, iš tikrųjų, ar buvo tokių skambučių, bet, na, tos kalbos, kurias žino žmonės ateidami dirbti čia, visada gali būti naudingos bet kada. Bet kada gali atsirasti žmogus iš mažos valstybės, kurios kalba galbūt nėra tokia populiari kaip anglų ar rusų, kuris paskambins, kuriam reikės pagalbos. Ir šiuo metu kaip tik ruošiamas ir į pabaigą jau vyksta baigiamieji darbai, galimybės, kuri sudarytų galimybę kurtiesiems išsikviesti pagalbą SMS žinute. Tai yra turbūt populiariausias jų bendravimo būdas tarpusavėje, todėl žinutės rašymas jiems yra, na, kaip ir įprastas. Tai vykdydami savo informacinių technologijų plėtrą siekime, kad ta funkcija žinučių priėmimo ir išsiuntimo iš bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos funkcija būtų įdiegta ir kad kurtieji galėtų pasinaudoti pagalbos išsikvietimo paslaugą, būtent siųsdami SMS žinutę. Vilniaus visa apskritis ir Utenos apskritis, visi skambučiai iš šių apskričių yra siunčiami į bendrojo pagalbos centro Vilniaus padalinį, tai yra čia, kur mes esame. Todėl skambutis patenks čia. Na, gal reikėtų sakyti, kad operatorius dažniausiai to skambučio neperadresuoja, nes esant policijos pagalbos poreikiui, mes esame įgalioti įvertinti situaciją ir informaciją policijai perduodame automatiniu būdu, surinkę informaciją, perduodame į jūs iš bendrojo pagalbos centro sistemos, į policijos sistemą, iš karto tik tai surinkę informaciją ir kai jau aišku, kad kai aiški vieta, aplinkybės, situacija pati, tai mūsų standartas yra iki minutės. Kalbėti su žmogum, su skambinančiuoju iki minutės. Po minutės mes jau turim informuoti tą pagalbos tarnybą, kuri turėtų išvykti į nelaimės vietą.